Šiandien noriu pakalbėti apie wow brūkšnelis oho efektą, nes iš tikrųjų aš savo VIP klientus konsultuoju ne tik perkant produktą, bet ir naudojant, konsultuoju eigoje ir prižiūriu, stengiuosi prižiūrėti, nes, kaip sakant, ne visi netgi leidžiasi. Tai dėl ko aš atėjau šiandien pakalbėti apie tą wow efektą. Nes kaip tik neseniai kalbinti mano klientai du. Sakau, kaip sekas naudoti, ar gauni kažkokį efektą, pokytį, ar matai, ir sako, vienas sakė, nematau, jeigu atvirai nematau nieko wow, o kitas sako, nieko oho nepastebiu. Tai iš vienos pusės man tai sukėlė šypseną, iš kitos pusės supratau, ką reikia daryti, kad reikia dar daugiau kalbėti apie tai, nes kažkodėl visi nusipirkę produktą įsivaizduoja, kad čia bus va taip, bum, wow, stebuklas. Ne. Monat produktai yra augalinės kilmės. Tai iš tikrųjų ir to efekto, ir to rezultato reikės palaukti. Jūs tikrai jį gausit, bet jo gali tekti palaukti. Tai iš tikrųjų, kas liečia plaukų priežiūrą, kiekvienas turi praeiti tam tikrus etapus. Tai nesvarbu, prisijungia ir kita ir suvėlėjau man mintis. Tai iš tikrųjų turi praeiti tam tikrus etapus ir pirmasis yra valymasis. Kiekvienas iš mūsų praeina tą stadiją, tai valosi ir galvos oda, ir plaukai, ir valymosi laikotarpis gali būti skirtingas. Labas. Nes priklauso, kokie produktai buvo naudoti prieš tai, ar stipriai privaryti tos chemijos, ten tų visokių silikonų, parabenų, sunkiųjų metalų ir panašiai. Gal jau buvo kažkiek švaresnė sudėtis. Tai tas valymosi laikotarpis gali būti labai individualus, nuo kelių savaičių iki kelių mėnesių. Tai antras etapas seka. Dar norėčiau paminėti, kad tame pirmam etape ir prasideda visi blogumai. Jau po biškį pradeda ten kristi pleiskanos, kitiem atsiranda, kur nebuvo. Plaukai pradeda veltis į koltūną, ko irgi, tarkim, nebuvo. Tai čia visas tas dalykas yra valymasis, nes įsivaizduokit, jeigu, tarkim, jūs pilat ant žemės, ten, nežinau, smalą ir tada pilat jau gėlyčių, žinai, vandenėlį. Nu tai biškai užtruks, kol prasikapsys į kitos žemės, o ne per tą smalą. Tai visas tas brudas, jisai išeina. Antras etapas yra pats liūdniausias, kaip čia pavadinti. Tai daugelis šitam etape ir pradeda svaidytis, man plaukus sugadino, čia šūdas. Tai antras etapas yra tas, kad pasimato tikrasis plaukas ir tas plaukas dažniausiai nėra gražus. Jis pradeda lūžinėti, trupėti, veltis, pūstis, žodžiu, sakau, išlenda visi biesai. Bet supraskit mane teisingai, čia ne monat produktai sugadina plauką. Monat produktai parodo, koks jūsų plaukas iš tikrųjų yra, kai jo nedengia jokie silikonai, plastikai ir visokie brūdai. Tai labai kviečiu išlaukti šitą etapą ir tada ateis tas trečiasis, tas wow, tas oho efektas, kurio jūs tikrai laukiat. Ir ten jau prasideda maitinimas, stiprinimas, drėkinimas ir plaukas jau įgauna visai kitokį minkštumą, nesivelia. Aš sakau, grėblį gali kišti į tus plaukus, man čia net neužklius. Tai man asmeniškai užtruko kelis mėnesius, tikrai sakyčiau, kokius 3-4 netgi. Ir aš irgi buvau ta, kur tipo, kas čia, kur čia tas wow, nėra wow. Bet yra labai svarbu suprasti, kad kiekvienam užtrunka skirtingai tas valymosi efektas. Dar ką norėčiau paminėti, kad trečiojoje stadijoje, kai jau plaukas išsivalė, kai jau daugmaž atsistatė,
tai gali būti, kad reikės keisti produktą. Nes tarkim, jeigu jūsų plaukai buvo stipriai pažeisti, dažyti, ten nulūžinėję, nutrupėję, tai taip mes maksimaliai metam visas pajėgas atstatinėti, bet jau kai plaukas grįžo į savo pirminę stadiją, labai tikėtina, kad tos atstatomosios priemonės jau gali būti per sunkios. Tai vėlgi mes peržiūrinėjom krepšelį produktus ir dėl to labai svarbu yra leistis į konsultaciją, į pokalbį, nes dar vienas iš niuansėlių, kai sako, kad nėra wow efekto, tai aš galiu garantuoti, kad žmonės nėra pasidarę pirminės nuotraukos prieš, kurią aš prašau visą laiką pasidaryti, nes aš ir pati tikrai nieko nemačiau ir dabar sakyčiau, nieko čia man nėra plaukai kaip plaukai, bet kai aš pasikeliu savo seną fotkę, o vaikyti, aš surasiu jums tą fotkę. Tai va, labai svarbu yra pereiti šios 3 etapus ir dar ką labai norėčiau paminėti, kad yra labai svarbu laikytis naudojimo instrukcijų, nes jeigu produkto yra naudojama per daug, per dažnai arba per retai, tai rezultato jūs irgi vargiai ar sulauksit, arba sulauksit labai palengva tolimoje perspektyvoje. Tai aš kaip sakau, jeigu aš turiu kiaušinių, miltų ir pieno, bet jie stovi šaldytuve spinteliai, tai nereiškia, kad aš turiu tortą, ne? Tai lygiai taip pat ir su produktais. Jeigu tu juos turi spinteliai padėjus laikai ir su jais nieko nedarai, tai ne, tai tada tu to efekto ir negausi. Tai va, tokios tokelės, tokios mintelės užpuolė šiandien, tai žinokit, kad yra visa reikalinga informacija pas mane. Jeigu kažkam neaišku arba kyla klausimų, tai galit būtinai rašyti, o aš einu į lauką su pupuku. Gražios likusios dienelės.